Gerai, žodžiu, reikia imtis šiek tiek realių veiksmų. Aš Lietuvos Respublikos pilietė parašiau pareiškimą ant Kasčiūno, nes tai, kaip jisai kalba ir ragina žudyti savus žmonės čia viduje. Dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai. Aš parašiau e-policijai pareiškimą. Jeigu man ar mano šeimai kas nors atsitiks, tai neįtarimas. Aš konkrečiai kaltinu Lauryną Kasčiūną, kad jisai yra atsakingas už mano gyvybę. Aš manau, kad jeigu jūs irgi parašysit pareiškimą, tiesiog masiškai dabar visi rašom šitus, jums nereikia važiuoti tiesiogiai į komisariatą, per e-policiją užfiksuokite. Ir aš manau, kad jeigu gaus krūvą daugybė tokių pranešimų, turės reaguoti. Vienaip ar kitaip turės reaguoti. Aš parašiau, Mindaugas parašė, jau keli mūsiškiai irgi parašė, taip kad tiesiog visi vieningai, masiškai užatakuokime tokių skundų, to neturės kur dėtis, turės reaguoti. Prisieksiu šito Kasčiūno ir to Plikio kalbėtų žodžius. Tiesiog pasisaugokit video, išsikirpkit, jeigu reikia tą vietą ir pareiškime pridėkite tą vietą. Ir ką aš noriu pasakyti, Kasčiūnai, tavęs niekas nebijo. Tavęs niekas nebijo. Dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai. Net... Ką jūs apie tai galvojate? Galbūt aš klystu. Bet pagal mane tai yra visiškai neadekvatu. Visiškai neadekvatu ir man atrodo, kad jie ten sėdintis net nebenori kariauti to karo su Rusija. Jie tiesiog nori mus viduje pačius išnaikinti. Mūsų pačių žmonėmis. Galbūt aš klystu, bet normalus žmogus negalėtų taip kalbėti. Negalėtų. Tai aš manau, kad galimai Kasčiūnas galbūt net buvo kažkokių medžiagų apsivartojęs. Apsvaigęs nuo kažkokį, taip kalbėjo. Aš norėčiau, kad liktų tyrimą kažkokį. Nes taip kalbėti yra mažų mažiausiai, tu turi turėti psichologinių sutrikimų. Jeigu jūs pritarėte, raginu visus kartu bendrai parašyti kaip įmanoma daugiau pareiškimų ant šito žmogaus. Galbūt net atsiras koks nors amžiaus advokatas, ar teisininkas, kuris norės išnagrinėti šitą įvykį ir pastovėti už paprastus žmonės. Tai aš raginu tai daryti. Mes jau padarėme. Aš jums prisegu savo parašytą pareiškimą, kuriuo galite drąsiai naudotis kaip trafaretų, galite vieną kitą žodį pridėti nuo savęs, jeigu turit kažkokių emocinių išraiškų, bet šitą aš suformulavau kartu su teisininko pagalba, tai į jį bus atsižvelgta ir atkreipta dėmesį. Taip kad raginu tą daryti, pasistabdykite video, pasidarykite screenshotą ir naudokite tai kaip trafaretą. Tai jums tai reikia tiesiog eiti ir padaryti. Ir kartu, jūs žinote, kad kartu mes galim labai daugą. Dar vienas dalykas, taip grinai ant pamąstymo. Kasčiūnas kalba apie nelojalius piliečius. Kaip čia dabar gaunasi? Lietuvoje lietuviai, kurie nenori eiti kariauti, nenori viso šito šūdo ir yra prieš karą, jie yra nelojalūs ir juos reikia žudyti. Tuo tarpu ukrainiečiai, kurie paliko savo šalį, nes nenori kariauti, atėjo į mūsų šalį, tai jie yra lojalūs piliečiai ir gauna visokias paramas čia Lietuvoje. Ką jūs nahui rūkot? Kaip taip? Ant pamąstymo. Mes lietuviai, kurie nenorim karo, esam nelojalūs, bet įsileidome ukrainiečius, kurie irgi nenori kariauti savo šaly už savo šalį ir duodam jiem viską, paramas viską. Daunai. Tai kaip jums atrodo, ukrainiečiai tie yra lojalūs žmonės ar nelojalūs? Ar čia tik lietuviai, kurie yra nelojalūs, turi būti žudomi savų pačių lietuvių? Ką jūs tuo klausimu manote?